Ar žinojai, kad parazitai gali tyliai naikinti vyro reprodukcinę sistemą? Vienas pavojingiausių - toksoplazma gon, kuris gali tiesiogiai pažeisti spermatozoidus, tiesiog atkirsdamas galvutes nuo jų uodegėlių. Tai reiškia, kad užsikrėtęs vyras gali patirti vaisingumo problemų, to net nežinodamas. Dar blogiau, kai kurie parazitai, pavyzdžiui, schistosoma, gali pažeisti sėklides ir prostatos liauką, sukeldami skausmą, hormoninius sutrikimus, erekcijos problemas ir sutrikimus. O jei staiga pradėjai mesti svorį, bet valgai daugiau nei įprastai, žinok, tai gali būti ženklas, kad tavyje gyvena arba apsigyveno kaspinuotis. Deja, kaspinuotieji čia gyvena iki 20 metų ir gali užaugti iki 15 metrų. Ar tu esi tikras, kad tu savo kūnu esi vienas? Mokslininkai pastebi, kad pasaulinis vyro vaisingumo mažėjimas gali būti susijęs su infekcijomis susirgymais, įskaitant parazitinės infekcijas. Tai reiškia, kad parazitai ne tik silpnina organizmą, bet gali ir turėti ilgalaikį poveikį vyro reprodukcinei sveikatai. Parašyk, turi puikią priešparazitinę programą kaip tik tau, tavo draugui, tavo šeimai ir visai tavo giminiai.